Nu, liūdna būna, kai kažkas nepasiseka, bet ta prasme pas mumis yra taip, nu, nepasiseka, bet mes vis tiek, nu, padarysim tą darbą iki galo, reikės, mes iš naujo paimsim tą baldą, nežinau, išmesim dar kažką, bet tikrai perdarysim ir nepaliksim kliento su kažkokiais tai, nu, brokais ir taip toliau. Padarysim taip, kaip reikia, kaip buvo užmanyta, išspręsim problemas visas iki galo. Nėra taip, kad mes visiškai pilnai, ką žmogus pasako, ir aklai darom, ta prasme. Vis tiek yra kiti dalykai, kurie labai svarbus ir reikia nepamiršti, kad yra vienas yra dizainas, bet yra kitas realybė, ta prasme. Nes irgi, kaip sakai, ten vaizduoja, ten piešia, ten prisirinko visokių vaizdų, kurie tikrai gražiai atrodo, bet tai apsunkina, sakykime, tas konstrukcinės dalis, ta labai gerai ekspozicija parodo, tas visokias vietas, nes kai kurie žmonės labai preciziški ir jie, jeigu pamato tą vaizdą, tokį nuglotinimą, tą vaizdą, jie ir tikisi, kad taip ir bus. Ir pamiršta, kad yra kita dalis to viso grožio ir baldų, konstrukcinė dalis. Vyksta ištisai komunikacija, mes nenunešam projektą ar paliekam ir jau ten kaip išėjo, taip nuėjo. Bet vis dar sugrįžtam, klausiam, kaip šita vieta, galutinis koks rezultatas pas tave gavosi, kaip tos detalės išsiskaidė, ar tikrai tos spalvos, ar tikrai ta furnitūra, ar nepamiršai, tiesiog dar visą laiką pasitikrinam, nes sveika pasitikrinti. Jos daugmaž jau netgi konsultuojas kai kurios mazgus, kai kurias vietas jau iš anksto, kad neprisidaryti klientui, neparodyti to, ko po to negalėsim išpildyti paprasčiausiai. Turi gauti tą patį vaizdą iš principo, kaip sakykim, ką klientas matė, ko jis nori gauti, bet su konstrukciniais dalykais, kai jisai stovėtų ir ten, sakai, pakeičiam čia porą kojų statom, ar labai čia pakeista visą dizainą. Jeigu jom dizainas tinka, mum išgelbė konstrukciją. Ir labai svarbu tas sąžiningumas, atvirumas, kad tavim tikėtų, ne, vat ateina pas tave ir jie pamatę, mumis jie suprastų, kad va šitie gamintojai padarys mum to, ko reikia.